Antradienio vakarą Vilniuje į avariją pateko policijos ekipažas. Pareigūnai skubėjo į iškvietimą ir sankryžoje jų nepraleido automobilis BMW. Į avariją pateko policijos pareigūnų ekipažas, skubantis į iškvietimą. Tai įvyko sostinės Laisvės, Buivydiškių ir Rygos gatvių sankryžoje. Dabar eismas čia yra dalinai uždarytas. Policijos pareigūnai buvo gavę iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Jis buvo priskirtas B lygio iškvietimui. Į tokį iškvietimą pareigūnai važiuoja jau su jungtais švyturėliais ir sirena. Na ir sankryžoje, kertant Laisvės prospekto Buivydiškių ir Rygos gatvių sankryžą, su švyturėliais važiuojančio tarnybinio automobilio nepraleido BMW automobilis. Įvyko stiprus susidūrimas. Greičiausiai policijos mašina trenkėsi čia į stulpą, ant kurio tvirtinamas turbūt kelio ženklas ir šviesoforai pėstiesiems, ir vertėsi ant stogo. Štai guli automobilis ant stogo. Nesunkiai sužaloti 2 policijos pareigūnai, teigiama. Ir štai matote, kokia situacija yra šitoje sankryžoje Laisvės prospekto. Čia iš vienos pusės Buivydiškių gatvė, o ten toliau Rygos gatvė prie Kardiolitos. Tai nutiko. Eismas nuo čia toliau Ukmergės gatvės link yra visiškai užblokuotas. Guli automobilis ant stogo. Pareigūnai ilgai dar čia dirbs. Matuojama šiuo metu yra įvykio vieta, braižomos schemos, dirba ekspertai. Ir ugniagesių mašinos užtvyrusios kelią. Ir vis dar stovi greitosios pagalbos automobilis. Ir grindos mašina taip pat pasiruošusi jau šalinti avarijos pasekmes. Situacija buvo tokia, kad važiavau į šitą pusę, į Maksimos pusę. Taip. Ir buvo žalias šviesoforo signalas. Važiavau pirmą juostą, antra juosta buvo pilnai užimta, taip pat ten mašinos suko į kairę. Stovėjo tiesiog ir čia buvo pirmoji juosta, į dešinę buvo autobusas. Dėl pilnos antros juostos nepastebėjau automobilio policijos ir kai jau išgirdau, kad yra sirenos ir pamačiau automobilį, jau buvau per vėl, bandžiau stabdyti. Ir trenkėsi jūs, ar jūs tiesiog atsimušėte? Aš jį. Mačiau, kad pūtėte alkotesterį. Ką parodė, nepaslaptis? 0,0. 0 promilė. Taip. Blaivus. Teisės irgi turiu, tai viskas tvarka. Trumpai, kokia situacija buvo, kai gelbėtojai atvyko į avarijos vietą? Ar buvo kokių nors prispaustų žmonių, ar reikėjo kažką vaduoti? Ne, atvykus prispaustų nebuvo. Policijos pareigūnai taip pat buvo išlipę iš mašinos. Vairuotojas policijos išvežtas į ligoninę, mano duomenimis. Patyrė nesunkių sužalojimų pirminiais. Daugiau kažką komentuoti negaliu. O antras pareigūnas ar pareigūnė ten buvo, nenukentėjo? Vizualiai kažkokių tai pažeidimų, kūno sužalojimų nesiskundė pati pareigūnė, o daugiau nežinau, taip pat ir išvežė lygtais apžiūrėti. Tai abi išvažiavo? Abu? Dabar abu išvežti. Supratau. Gerai, tai jūsų dabar čia darbas bus turbūt atjungti akumuliatoriai, skysčiai, tepalai ir visa kita? Taip, dabar laukiam, kol suformins įvykio vietą ir atversim automobilį, atjungsim akumuliatorių. Taigi tokia pirminė informacija iš eismo įvykio vietos. Važiuokite saugiai, būkite atidūs ir venkite važiuoti Laisvės prospektu nuo Kardiolitos, Melyvos klinikos